Sveiki visi, mano vardas Emanuelis Ryklys, grįžtame su dar vienu video ir šį kartą, ko gero, bene man pačiam įdomiausia, karščiausia kavos tema, tai yra kavos be kofeino klausimas. Pabandysime tą klausimą išplėsti, panagrinėti iš labai įvairių pozicijų. Ir tam man prireiks netgi pagalbos, tai labai džiaugiuosi, kad prie šios laidos prisijungia Rūta ir Marija. Ir labai trumpai norėčiau paprašyti jūsų prisistatyti, ką veikiate, ką mėgstate, ar kava yra jūsų kasdienybė, ar kaip tik čia prievarta esate pakviestas. Tai aš esu Marija Kiseliūtė, esu kaučerė, konsultantė ir dirbu su žmonėmis, kurie nori pasiekti pokyčių gyvenime. Taip pat kartu su Rūta organizuojame edukacinės programas sveikos mitybos ir gyvensenos temomis. O kava, aišku, jinai yra gyvenime ir yra labai mėgstama, tai ačiū, kad pakvietei. Ir decaf labai dabar mėgstama, tai labai į temą. Esat čia ir dabar laiku ir vietoje. Taip, būtent. Ir jo. Tai sesė gal dar kažką iš savo pusės pritars? Taip, tai aš esu Rūta Kiseliūtė, esu mitybos ir gyvensenos kaučerė, tai dirbu su žmonėmis, kurie nori optimizuoti savo mitybą, pagerinti savijautą, energingumą. Taip pat, kaip Marija minėjo, vedam tas edukacinės programas žmonėm. Taip ir labai mėgstam kavą visur su savim, kur keliaujam, daug vežiojamės Aeropresą ir skanę kavą, jei važiuojam į šalį, kur kavos nėra. Aš dar trumpai irgi papildysiu Rūtos ir Marijos pasakojimus. Iš ties mus, dabar bijau užsimeluoti, ar suvedė tai, kad reiškia, mėgstame kavą ir nori ar nenori susitinkame laikas nuo laiko kavos progą, bet tuo pačiu esame kaimynai, tai man atrodo tas irgi kažkaip tas bendruomeniškas požiūris. Ir kita vertus, iš ties pats asmeniškai stebiu, ką jūs veikiate. Tai viena vertus atrodo viskas rimta, coachingai, edukacijos, sveika mityba, kita vertus jūs tikrai nuostabiai transliuojate savo nesibaigiančias keliones ir spėju esate apkeliavusios pusę pasaulio. Ir kas man pačiam turbūt įdomiausia, kad ten, kur keliaujate, labai ragaujate vietinės kultūros, patiekalų ir visokių dalykų, ne tik kavos. Tai aš pats gal irgi keistai atrodys, bet tikrai negyvenu vien kava ir kava man yra svarbi, irgi kultūros pažinimo, reiškia, dalis, bet turbūt tai yra, šalia kavos visą laiką yra kažkoks kitas gastronominis kontekstas. Tačiau vėlgi, gastronominį kontekstą šį kartą paliksime ramybėje ir fokusas bus kava, tačiau tokia labai specifinė jos tema tai yra kava be kofeino. Plius, kadangi jūs išties labai nemažai laiko leidžiate ir turite tam tikrus sertifikatus susijusius su sveikesnė mityba, su konsultavimu, tai ir nusprendžiau pasikviesti į laidą vien dėl to, kad neatrodytų, kad visa pozicija apie kavą be kofeino keliautų tik iš mano pusės ir tik iš, kaip čia teisingiau pasakyti, kavininko pozicijos, ar ne? Kavą geria labai daug įvairių žmonių, tai kažkaip man ją visą laiką smagu matyti iš gana skirtingų kampų. Bet, reiškia, prieš pradedant ir prieš liečiant tam tikrus konkrečius klausimus, aš turiu labai konkretų užsiėmimą. Iš ties aš paruošiau jums 3 kavas ir, kaip jau kalbėjom prieš pradedant filmavimui, kad užduosiu jums vienintelį klausimą. Klausimas skambės labai paprastai. Tai yra, kuri iš šių kavų yra be kofeino? Tai norėčiau, kad paragautumėt, nors matėt, ką aš dariau. Matėte, kad dariau kavą. Dariau tuo pačiu būdu. Žiūrovams pasakysiu, kad viskas buvo ruošta Aeropress kavinuku. Ir, reiškia, viskas ruošta identiškai. Malimas, reiškia, proporcijos, vandens temperatūros. Ir aš turiu susižymėjęs apačioje, kur yra kokia kava. Tai paprašysiu gal, nepakišti kokio veidrodėlio ar panašiai, bet reiškia, tuoj papilstysiu ir pilu dabar vieną kavą. Ir reiškia... Tai viena iš 3 yra be kofeino. Jo,
tarkim, kuri kava be kofeino? Mano klausimas maždaug taip skamba. Gerai. Antra kava. Čia irgi galite sumaišyti puodelius, jie yra pažymėti. Tai čia nėra didelė problema, jūs galite pirmą vieną paragauti, po to kitą, aš taip pat ir savo įsipilsiu. Ir trečioji. Čia ragauti taip profesionaliai, kaip tu ragauji. Kaip tik norit. Profesionalus ragavimas, reiškia, dažniausiai susijęs su labai juokingu žodžiu šliurpimas. Tai jeigu širdis šaukia ir kviečia jūs šliurpti, tai man tai visą laiką yra melodija. Tai prašau šliurpti, jeigu tik tai yra norint. Aš tuo pačiu irgi įsipilsiu. Visada įdomu ne tik pavaišinti, bet ir pažiūrėti, ką esi paruošęs, gero ar blogo. O šiaip kavas ragaujant reiktų vandens tarp jų? Reiktų visą laiką yra toks labai pavojingas žodis, kad reiškia tik taip arba ne kitaip. Pasakysiu, ką daro vanduo. Jis nuplauna jūsų receptorius, atšviežina, reiškia, jūsų mažas burnytes naujam kontaktui. Tai mano galva, gurkšnoti vandenį tarp kavų yra labai sveikintinas dalykas. Tai, manau, tai galite padaryti, bet vėlgi, kavos gana skirtingos yra, tai skirtumą jūs galite, manau, ar vienu ar kitu pajusti būdu, bet žinant, kad dabar filmuojant laidą už lango yra turbūt koks plus 32 ar plus 33, viduj turbūt aš drįščiau teikti kokie 25-27, tai manau, vanduo bet kuriuo atveju mums labai naudingas. Ir galite, net nežinau, jeigu jau kyla kažkokių tai asociacijų, šiaip temperatūros visų jau praktiškai vienodos, kava paruošta prieš maždaug 10 minučių, tai yra tikrai maloni gerti ir nenusideginsite. Ir, reiškia, galim padaryti irgi, jau kai paragausite ir būsite pasiruošusios, tai reiškia, padarykim beveik profesionaliai irgi. Tai aš skaičiuosiu 1, 2, 3 ir jūs tada rodysite į puodelį, kurį pasirinkote, kur yra, tarkim, jūsų manimų yra kava be kofeino. Gerai. Tai aš nerodysiu, aš žiūrėsiu į jūs, bet jeigu mes pasiruošę, dar gerai, Marija, dar šiek tiek gurkšnoju, čia... Dar minutės man reikia. Gerai, viskas tvarkoj, tai galim dar pasimėgauti. Bet jau įdomu. Bet jaučiat skirtumus? Kavos tikrai išduosiu, kad čia yra skirtingas. Kavos, taip, kavų skirtumus tai jaučiu, bet tiesą sakant, bus spėjimas, kuri be kofeino. Taip, kad būtų užtikrinta. Tai gerai, čia net turbūt tas ir... Taip, 1, 2, rodome. Taip, matau. Aš tai 2 galvoju. Rūta rodo į 2 kavas, Marija rodo 1. Gerai, pradėsim nuo pirmo. Pažiūrėkim, kas čia yra. BR reiškia Brazilija, tai reiškia čia yra kava be kofeino, o Rūta rodo į CR ir CO. Reiškia, jūs įsirinkote... Jo, čia yra 3, pradėsiu apie regionus, tai yra 3 skirtingi regionai. Brazilija, šalis. Brazilija, Kolumbija ir Kosta Rika buvo 3 skirtingos šalis. Ir reiškia dar kartą, kad rezimuojant, Marija pasirinko Braziliją, kad čia galvoja yra kava be kofeino, Rūta, Kolumbija ir Kosta Rika. Labai smagu, kad kelias kavas pažymėjai. Teisingas atsakymas, visos 3 kavos yra be kofeino. Čia ką jūs ragaujate, tai ką norėjau ir suintriguoti ir truputį pajokauti, kad reiškia, žmonės to nežinodami dažniausiai nepastebi to dalyko. Tai yra, ko gero, jeigu būtų kava be kofeino įmaišyta tarp kavų su kofeinu, arba kaip angliškai kartais sakoma regular coffee, reiškia reguliari, normali kava, tai galima būtų galbūt kažkuria prasme kartais lengviau pastebėti. Šį rytą tokį triuką dariau su savo žmona, Inga, tai labai greitai, reiškia, pasakė, kam čia tą antrą be kofeino padarė iš rytą, nes mes paprastai nuo maždaug 11 valandos geriame kavą tik su kofeinu, bet aš pagalvau, pasitreniruosiu prie šios laidos filmavimą. Bet čia ir prasideda įdomybės.
nes jeigu kontekstas nėra atskleistas arba, nežinau, tu nedirbi su kava, nes krūdienį jos Inga labai artimai susijusi su kava, tai reiškia, tu pradedi pastebėti kavos be kofeino skirtumą. Šiuo atveju jūs ieškojat kažko, turbūt kažkokių išskirtinų skonių ir nežinau, silpnumo kažkokio. Tai ko ieškojat iš tikrųjų? Kaip apsisprendėt? Man tai kava su kofeinu turi vos tokį aštresnį, aš gal tokiu aštrumu vadinu, tas tokio kofeino. Ir man iš visų šitų kavų braziliška turbūt turėjo tą tokį didžiausią aitrumą, aštrumą. O šitas turėjo gal tokį labiau medžio, uogų, kažkokį tokį minkštumą, minkštesnės. Taip, man gal aš to aštrumo ieškojau. O kaip Marija, kodėl aš tai šiaip irgi ieškojau to aštrumo, bet tada priešingai pasirinkau, aš jį radau. Ta prasme, aš jį kaip tik radau tose kitose kavose, kur, dėl to mes po dvi ir vaikštam gyvenime, pataikytume. Ir šiaip panašu, kad renkatės visas 3 kavas be kofeino, kas yra beprotiškai nuostabu. Tiesą pasakius, aš labai panašiai apibūdinu kavos be kofeino jutimą, skoninį. Tai reiškia, kavos turinčios kofeino, čia visiškai subjektyvus apibūdinimas, man yra labiau aštrios, labiau, reiškia, tarsi sufokusuotos, aš kartais drįsčiau teikti. O kavos be kofeino, jos yra minkštesnės, jos yra neretai, man turi tokį specifinį saldumą, kuris irgi net ne kaviškas saldumas. Tai nežinau, ar pavyks dar šitą dalyką užuosti, bet čia yra tos pačios kavos, visos 3 kavos sumaltos. Galite pabandyti dar jas pauostyti, aš žadėjau duoti jums uostyti ir reiškia, sumaltą kavą. Tačiau paskutinę irgi minutę sudvejojau, nes kavos be kofeino kvapas, jeigu esate tai gėrę ir daugiau susidūrę, irgi yra kažkuria prasme atpažįstamas. Nesakau, kad tai kažkokia blogesnė kava, bet tai yra labai specifinis. Kita vertus, kadangi jos būtų čia 3 visos be kofeino kavos, ko gero tas bendrumas jų dingtų. Mes jaustumėm tik skirtumą, kaip ir dabar aš uždaviau klausimą, kuri kava be kofeino čia yra. Tiesą pasakius, nesakiau viena, tai dėl to susilaikiau nuo to, ar čia viena yra teisingo atsakymo. Bet ar jaučiat irgi kažkokį kvapą? Aš tai skirtumus jaučiu kavų kvapus, bet ar taip, jeigu reikėtų pasakyti, kuri be kofeino, tai irgi tikriausiai rinkčiausi minkščiausią kažkodėl. Tas tiesą pasakius yra visai teisingas kelias, jeigu tu galvoji, kad jo kava be kofeino, kuo išskirtinė, tai yra paprastai tokia lengvesnė, mažiau aštri. Bet tai susiję ir su skrudinimu. Tarkim, jeigu mes tą kavą be kofeino skrudintumėm gana agresyviai, jeigu būtų gana tamsi, gana agresyvi, tai paruošta irgi atitinkamai, tarkim, ilgesnis užpilimas vandeniu, ilgesnis kontaktas su vandeniu, tikėtina galima priartėti prie tos tradicinės kavos sunkumo, aštrumo, kuris būtų lengvai supainiojamas. Ir kartais taip beje aš darau ryte, nes jau kuris laikas namuose mes keliame su kava be kofeino, jau geras pusmetis. Ir arba ruošiame mokos kavinuku, arba aeropresu. Ir jeigu norisi tokio, reiškia, ryte didesnio supurtimo, tai aš nekeičiu kavos, bet aš tą pačią kavą be kofeino tiesiog ilgiau palaikau kontakte su vandeniu. Žinoma, tai yra lengviau padaryti ir įmanoma padaryti su aeropresu. Bet jeigu naudojate, tarkim, prancūzišką kavinuką ar kitus instrumentus, kurie leidžia užlaikyti vandenį, tai galima tai pasiekti tą tokią irgi arčiau realios kavos skonio kavą be kofeino pasidaryti. Moka kavinukas pats savaime iš ties daro gana aštrų, tvirtesnį skonį ir sakyčiau, jeigu čia būčiau paruošęs su moka kavinuku, tai manau, jums iš vis būtų kilęs klausimas, ar čia yra kavos be kofeino, nes jį būtų gana agresyvaus skonio. Bet taip, tas minkštumas iš ties yra pastebimas. Ir gal aš truputį dabar, reiškia, dar atsitrauksiu, lengvai pailiustruosiu keliais tokiais, reiškia, vizualiais pavyzdžiais. Tai
Kas irgi yra keista kažkuria prasme. Gerai, pradėkime nuo to, kad vėlgi čia, kadangi jūs žinot, tai neduosiu jums spėlioti, bet turiu 2 stiklines, abiejose yra kava iš Brazilijos ir akivaizdžiai matosi, viena yra tamsesnė. Tarsi daugiau paskrudinta, ilgiau buvusi, ypač kas su tuo susidūrė, reiškia, tai toks juodesnis šokoladas, kitoj mano rankoje, dešinėje rankoje pas mane yra toks pieniškas, tarsi labiau šokoladas. Tačiau kava be kofeino, jeigu aš pradėčiau ir nuo žaliavos, su kuo mes ir dirbame, mes ir skrudinam, jau pastebėsite, kad kava be kofeino irgi yra tamsesnės spalvos, tai realiai ir įtakoja galutinį skrudinimo rezultatą, kad ir paskrudintos pupelės yra daug tamsesnės, o tuo tarpu, reiškia, kava su kofeinu, ji yra šviesesnė ir savo žaliąją formą ir, reiškia, pati paskrudinta pupelė yra daug šviesesnė. Kokia bendra išvada, tai reiškia, kartais vaizdas yra ganėtinai apgaulingas, ypatingai šiame kontekste, nes jos abi yra skrudintos vidutiniškai, praktiškai identiškai, tačiau vėlgi nežinančiam ir pirmą kartą matant kavą be kofeino, ypatingai apie tai kalbame daugiau, kyla labai natūralus klausimas, kodėl mes ją taip suskrudiname, kodėl ji tokia tamsi ir dažniausiai irgi ypatingai tie, kurie mėgsta švelniai skrudintas kavas, lengvumą kavose, minimalų kartumą, truputį sutrinka. Tai tada ir būtent ateina paaiškinimas, kad neįsigaskit, tiesiog kava be kofeino yra daug daugiau pereina procesų, apie juos vėliau irgi galėsim pasikalbėti, negu reiškia kava su kofeinu ir tie procesai, tas, tarkim, papildomas kontaktas ypatingai su vandeniu, patamsina pačią pupelę ir iš to mes turim vizualų tokį sunkesnį efektą. Ko beje mes nejaučiam praktiškai podelyje, jeigu visas kavas dabar ką ragavome, tai netgi ir vizualiai podelį pažiūrėjus, jos yra pakankamai tokios, nežinau, šviesios spalvos ir tikrai nėra sudegintos ir panašiai. Paliečiau temą, kad ryte bent jau mes namuose dabar keliame su kava be kofeino, tai norėčiau lengvai ar kaip tik sunkiai pasikalbėti, ar jūs kažką panašaus darote, ar iš vis esat pastebėjusios, kad tarkim yra žinoma lengviau kelti su kava be kofeino, bet gal tai sveikiau, gal tai logiškiau, gal organizmui kaip tik patinka švelniai prabusti, tai yra su kava be kofeino ir vėliau tik išgerti su kofeinu, ar galėtumėt kažką pakomentuoti apie dienos pradžią, ar renkatės kavą be kofeino, pavyzdžiui, jūs, ar su kofeinu? Aš tai asmeniškai ryte pabudusi šiaip kavą pirmą geriu kažkur 2-3 valandos nuo pabudimo. Su kuo tai susiję? Kodėl? Šiaip esu ir pasiskaičiusi, kad organizmui yra naudingiau kažkur 2 valandos po ir pati tiesiog man nesinori kavos iš ryto, nes aš kavą paprastai geriu, man nereikalinga pakelinėti energiją iš ryto ir man kažkaip labiau norisi, gal įpročiai yra žalios arbatos. Ir šiaip ryto tai pradedu nuo vandens visų pirma, kad hidratuotis, tai jo, tai pirmoji, dabar paskutinius kokius metus kava būna be kofeino, nes tiesiog rinkoje pagaliau atsiradinė skanios kavos be kofeino, tai gal labiau dėl to skonio ir kadangi man nereikia papildomos stimulacijos ryte, tai aš dabar renkuosi be kofeino. Ir šiaip vis daugiau dienų būna, jeigu geriu antrą kavą dienos metu, jinai vis dažniau būna irgi be kofeino. Aš būna ten net savaitės, 2, kad aš negeriu kavos su kofeinu. Supratau, o Rūtai kaip? Tai aš tai irgi gal kažkur paskutinius 3 mėnesius rytą pradedu su kava be kofeino. Pagrindė pakeičiau dėl to, kad man pastaruosius 2 metus ryte išgėrus, maždaug taip geriu kavą pirmą kažkur valandą nuo pabudimo, nes pradžioje ten vandenį ramiai pasėdžiu, paskaitau, tada darausi kavos ir paskutinius 2 metus pastebėjau, kad man pradėjo spausti galvą ir skaudėti, kai išgeriu kavos. Būtent rytinės? Jo, rytinės kavos su kofeinu išgeriu, man pradeda spausti galvą tokį trumpą laiką, kokias 5, 10, 15 minučių ir toks nerimastingumas ateidavo, toksai tarsi, toks jausmas, tarsi kažkur reiktų labai bėgti, skubėti, tai būtų daug darbų, tai kažkaip
pagalvojau, kad kava be kofeino galėtų būti visai puikus variantas, nors visada kavą be kofeino siedavau labiau kaip tik su vakariniu gėrimu, kažkaip tai taip antiintuityvu, kad ryte rinktis kavą be kofeino, nes šiaip labiau rinktumėsi, atrodo, ją kaip tik vakariai nori kavos skonio ir nenori kofeino poveikio. Jo, tai yra vienas iš tokių gal standartinių ėjimų, kas yra irgi labai sveikintina, turbūt pakalbėsim ir apie tą vakarinį. Aš dar gal įsiterpsiu irgi papasakosiu gal savo istoriją, kad galvojau, man ilgiau užtruks ir man bus sunkiau pradėti rytą su kava be kofeino, nes turbūt sąmoningai daugiau negu 10 metų laukiu ryto iš vakaro, pamastau, kokią kavą darysiuos ir ryte pagaliau vyksta tas stebuklingas momentas, kai aš vienas virtuvėje, dar visi miega, reiškia vėl būna ir kitaip būna ir žmona pirmą atsikelia, bet tai man yra pakankamai tokia, reiškia, asmeninė šventa būsena, kai ryte aš galiu, reiškia, pasiruošti savo kavos ir dažniausiai tikrai tai sąmoningai, sakau, už 10 metų, kiek aš užsiminėjau ir žaidžiu su kava, tai būdavo tas pirmas kavos puodelis, kurį aš po to parsinešu į lovą ir taip lengvai prabundu. Ir man tai niekad nesukeldavo diskomforto, gal dėl to, kad dažniausiai pas mane fiksuojamas būdavo žemas kraujospūdis ir kažkaip atrodydavo labai natūrali dienos pradžia ir jeigu turiu dar galimybę pasiruošiu visai dienai būtent su tuo rytiniu pirmu kavos puodeliu. Todėl kažkaip sugalvojęs, vėlgi tai buvo susiję su tam tikrais kardio mano tyrimais, kad pas mane buvo pastebėta ir užfiksuota aritmija, kas man pradėjo kelti labai daug tokių sveikatingumo klausimų. Vienas iš jų buvo, ar nereiktų man iš vis atsisakyti kavos, bet praktiškai visi kardio specialistai, su kuriais aš bendravau, pasakė, taip labai paprastai nejuokauk, tai nesusiję, netgi kaip tik yra tam tikrų teigiamų dalykų, kurie turi gana glaudų ryšį, netgi yra tyrimų, kad reiškia kofeinas ir širdies darbas yra labiau draugai negu priešai. Bet pagalvojau, gerai, visgi yra kažkokie pokyčiai mano organizme, jie fiksuoti, aš lyg ir nejaučiu diskomforto, bet ką, su kuo geriausia daryti eksperimentą, tai su savimi, žinoma. Ir nuo praėjusių metų gruodžio kažkaip palaikant ir Ingai, mano žmonai, mes pradėjome, reiškia, gerti ir prabudinėti su kava be kofeino. Nemeluosiu, man užtruko apie 2 savaitės. Tai tas galvos skausmas ar tas kažkoks spaudimas man buvo atvirkščiai atsisakant kofeino ryte. Ir šiai dienai, reiškia, po tų kelių savaičių visiškai nulis problemų, kuo aš džiaugiuosi, bent pats rytas tampa ne toks, reiškia, garsus ir įkyrus žadintuvas, o daug tolygesnis. Taip, gal kažkuria prasme sunkiau išlipti iš lovos, bet realiai netgi ruošiant kavą su kofeinu tu turi išlipti iš lovos. Ir reiškia tada, kas gaunasi, kad tu nueini, pasiruoši, ritualas yra identiškas, visiškai identiškas, kvapų, skonių prasme irgi nestokojama, tik nėra to atrodytų svarbiausio elemento, kaip kad daug kas pasakytų, kofeino, kuris pabudina, bet šiai dienai man to nereikia ir tą antrąjį puodelį, bent jau už to, ką girdžiu iš jūsų, ypatingai žinant, kad jūs daug apie mitybą galvojate, skaitote, konsultuojate, kad po kelių valandų, reiškia, kaip ir organizmui galima duoti injekciją, tai mes paprastai ir geriame, jeigu prabundam apie 8, tai geriame apie 11 valandą tą savo pirmąjį puodelį su kofeinu. Ir reiškia, tas antrasis puodelis dar tikėtina būna iki 3 valandų dar su kofeinu, o reiškia, kita tema, kuri man irgi įdomi ir turbūt jūs gal daugiau papasakotumėte apie tą vėlyvąjį gėrimą, kaip sakom irgi, tai yra toks lyg ir ne stereotipas, o toks standartinis ar nemąstymas, kad jeigu noriu gerai išsimiegoti, tai reikėtų jau prieš miegą negerti kavos su kofeinu. Ar esat kažką pastebėję, skaitę, ar kava be kofeino galima būtų teikti, kad padeda geresniam miegui, poilsiui ir panašiai? Tai iš tiesų gal pradėsiu nuo savo, kiekvienas žmogus yra individualus ir į kofeiną kūne skaido skirtingų greičių. Tai aš asmeniškai pati skaitau save gana jautria kofeinui, tai aš
visą gyvenimą maždaug žinojau, kad man po pietų nereikia gerti su kofeinu, nes aš niekada nežinau, kaip sureaguos, gali būti, kad aš neužmigsiu ilgai tiesiog vakare. Tai... Bet šiaip Ilgesnis skaidimas yra, ar teisingai suprantu, tarkim, tavo atveju ir save sekdama pastebėjai, kad geriau jo tam tikrų laikų jau nebegerti, nes tai bus... Bet gan anksti, Marija, kada tu... Ne, aš, kokius prieš 8-10 metų aš jau, taip maždaug orientavausi, kai pradėjo labiau rūpėti, tas savijauta ir viskas. Bet šiaip bendrai, taip vidutiniškai, kofeino metabolizmas yra nuo 8 iki 12 valandų. Čia yra vidutinio žmogaus ir galbūt galima sakyti daugelio žmonių. Tai ką tai reiškia, jeigu mes, pavyzdžiui, išgeriam 3 arba 4 dienos kavą su kofeinu, tai yra labai didžiulis šansas, kad dar vidurnaktį dalis to kofeino cirkuliuos tavo kraujyje. Ir netgi nesvarbu, jeigu mes miegame, tai vis viena įtakoja miego kokybę, kurios mes galbūt taip objektyviai nejaučiam ir negalime pasakyti, kad mes blogai išsimiegojom, bet iš tiesų ten yra skirtingos miego fazės ir yra tas gilusis miegas, kurį paveikia ir jis mums labai svarbus yra viso kūno atsistatymui. Tai iš esmės, galbūt mes užmiegame greitai, bet mes nepakliūname į tą labai gilų mums reikalingą miegą. Tai... Miegas nėra toks kokybiškas, turbūt. Taip, ir būna išbūni tam pakankamai ilgai, tiek laiko, kiek tau reikėtų ir taip kokybiškai. Ir dėl to dažnai būna, kad žmonės, pavyzdžiui, ryte atsikelia ir jiems sunku išlipti iš lovos, nes jie jaučiasi nepakankamai pailsėję, tada jie nuo pat ryto pradeda vėl save stimuliuoti ir gerti kavą, kad papildytų save energijos ir kad išlaikytų tą energingumą dienos metu ir gaunasi toksai užburtas ratas, tu vėl sekančią naktį blogiau išsimiegi, vėl tau daugiau kofeino reikia. Bet ir iš esmės dažnai tikrai žmonės sako, manęs kava neveikia, tai dėka visų tų moderniųjų technologijų, appsų, programėlių, su kuriais galime sekti savo miego kokybę, įvairių prietaisų, apyrankių, žiedų, mes galime iš tiesų labai objektyviai pasižiūrėti ir dažnai, kai žmonės pamato tos realiuosius skaičius, jie tada supranta, kad visgi ta kava gali daryti kofeiną. Tai jeigu žmonės, jo poveikį, tai jeigu žmonės, tarkim, geria kavą, nustoja gerti kavą tik apie 5, jie gali padaryti tiesiog su savimi eksperimentą ir, pavyzdžiui, nustoti kavą gerti apie pietus su kofeinu ir, pavyzdžiui, jeigu nori po pietų gerti be kofeino ir tiesiog pasižiūrėti, nieko daugiau gyvenime nekeisti ir pasižiūrėti tiesiog, kaip keičiasi jų miego kokybė ir jiem greičiausiai, ne visi, nes mes kiekvienas individualus, bet greičiausiai matysis tas pokytis vien su tokiu mažu pakeitimu. Tai ten aplikacijose dabar būna kelios metrikos, tai vienas, kur matuoja miego, kitas būna HRV, Heart Rate Variability, ką galima stebėti, ir kitas dar būna tokį, daug appsų išveda tokį kaip Recovery Rate, tai vadinasi atsistatymo greitis, tai yra ant kiek tavo kūnas yra pailsėjęs ir pasiruošęs kitos dienos aktyvumui. Tai va tokias visas metrikas, nebūtinai tik miego, bet kitas metrikas galima žiūrėti. Tai toks eksperimentas, manau, kiekvienam, kuris geria kavą labai vėlai yra įdomumo dėliai vertas dėmesio. Truputį pareflektuosiu į tą jūsų komentarą, ar ne, kad galime save stebėti programėlių pagalba, ypač, kaip suprantu, dalis jūsų klientų ar žmonių, kuriuos konsultuojate, tai daro, ar bent jau jūs rekomenduojate, būtent kylant tam klausimui, ar reiškia prieš miegą gerti kavos ar ne. Tai aš pats pastebėjau, vėlgi praėjo pusmetis, kad po tam tikro laiko, reiškia, lyg ir viskas vyksta labai panašiai scenarius, ar aš ten po vakarienės išgeriu kavos, bet jeigu išgeriu dabar kavos be kofeino išgeriu ir užmiegu taip pat gerai, kaip ir seniau, po vakarienės, jeigu aš norėdavau kavos, aš gerdavau. Ir kai manęs klausdavo, kiek aš kavos geriu per dieną, mano atsakymas būdavo labai paprastas, tiek, kiek noriu. Ir bandydavau paaiškinti, kad reiškia, po reiškia smagaus pasibuvimo, nesvarbu ar tai 9 ar 8 ar 7 vakare, ar netgi 11 vakare,
reiškia išgerus tą puodelį kavos, tokios, kuri atrodo ir gerai padaryta, gerai paskrudinta, viskas korektiškai, aš labai gerai užmigdavau. Bet pastebėjau tą kitą momentą, tai yra rytinė būsena. Tai yra, reiškia, atsisakęs kavos su kofeinu vakare ir pradėjęs tiesiog sąmoningiau tai stebėti, kiek aš kofeino išgeriu, bandydamas pasiskaičiuoti maždaug, irgi, reiškia, kiek aš per dieną to suvartoju, aš reiškia, tikrai geriau užsimiegu ir retu atveju prabundu dabar naktį, ką aš darydavau praktiškai kiekvieną naktį, mano miegas yra gana jautrus, galbūt tai buvo visą laiką susijęs su kofeinu, bet tuo pačiu aš turbūt pats savo pateisindavau mano spaudimą žemės, reiškia, aš neturiu su tuo didelių kažkokių tai problemų ir reiškia, kodėl man negerti kavos su kofeinu. Bet tiesą pasakius, jo, ta asmeninė patirtis rodo, kad kava be kofeino man leidžia pailsėti geriau naktį ir reiškia, tai irgi turbūt bent jau tie, kurie tuo abejoja, ką palinkėčiau pabandyti paeksperimentuoti, ką jūs ir sakote. Tai jeigu jūs turite net tam sekimo programėlės, tam tikrus daviklius, tai jie gal netgi, reiškia, ne tik teoriškai ar subjektyviai, jie gana objektyviai parodės jūsų miego kokybę. Ir irgi norėčiau tikėti, kad tai yra susiję tikrai su tuo, kad jūs išsimiegosite geriau. Neretai, vėlgi, kofeinas toks atrodo, ką mums jo reikia, reiškia taip reikia, kad ne tik skaniai atsigertumėm, bet ir save stimuliuotumėm, susifokusuotumėm darbui, bet netgi kalbant apie patį kofeiną per degustacijas, nežinau, ir rašant knygą ir apskritai bendraujant su žmonėm, aš visą laiką bandydavau teikti, kad jūs turite rasti savo asmeninį santykį su kofeinu ir, reiškia, ir galvoti apie jį iš vienos pusės teigiamai, jeigu, nežinau, daug darbo, bet jis labai yra aiškus tas darbas, nežinau, 100 obuolių, 100 stalčių, išgerus kavos, tikėtina, jūs greičiau sudėsite obuolius į stalčius. Bet jeigu, reiškia, situacija tokia, kad pirmadienis yra ne tik 100 obuolių, 100 stalčių, bet dar pažiūrėk, dar reikia atskirti obuolius nuo slyvų, o gal kažkas ir reiškia, nesutvarkė stalčių ar dalis jų užrakintų, tai tikėtina, jeigu užduotis komplikuojasi ir tuo metu dar, nežinau, skamba garsi muzika ir kolegos atakuoja, kad ir duok man keletą obuolių, tikėtina, jūs tik tai užkelsit savo chaoso lygį į reiškia, neregėtas aukštumas ir finale tas darbas klausimas, ar iš vis bus padarytas, o jūsų streso lygis labai bus didelis. Tai netgi tas fenomenas, kad žmonės sako, tiek daug darbo, tiek daug streso, einu atsipūsiu, išgersiu kavos, yra labai didelis kalambūras, nes reiškia nusiraminsiu gerdamas kavą, tai yra labai, reiškia, teoriškai tai yra susiję, kai mes geriame kavą, mes jaučiame malonumą, tai yra labai socialinė pauzė, daugelį kultūrų ir panašiai, bet jeigu kalbam apie patį kofeiną, tai turbūt jeigu jūs norit gerdami kavą nurimti, tai turbūt reikėtų kavos be kofeino visgi labiau, o ne kavos su kofeinu. Ir irgi klausytojai neturėtų suprasti, aš tikrai neperėjau ir neatsisakiau kavos be kofeino, bet tiesiog sąmoningumas mano galva yra labai svarbus, kaip ir turbūt bendrai, ar ne, kalbant apie mitybą ir tokį be klišių tvarų gyvenimą, apie tvarų poilsį, tai ar dažnai jums tenka konsultuoti, būtent dėl kavos, dėl kofeino, ar kyla kažkokių konkrečių dar klausimų jūsų, nežinau, žmonėm, kurie kreipiasi į jūs? Tai specialiai, kad žmogus ateitų ir sakytų, noriu peržiūrėti savo kofeino vartojimą, tai tikrai dar neteko su tokiu atveju susidurti, bet tikrai žmonės ateina ir nori optimizuoti savo energingumą, tai dažnai žiūrime į tą, kaip jau apkalbėjom, tą miego kokybę ir dažnai kyla, ta prasme, ir kalbame su žmogumi, klausim žmogaus, jeigu yra vienas iš tų požymių, pavyzdžiui, žmogui sunku užmigti vakare, dažnai prabudinėja naktį arba ryte būna, pabunda nepakankamai pailsėjęs ir sunku keltis, tai tuomet ir žmogus atsako į vieną iš šitų klausimų taip, tai tuomet žiūrim, kiek kavos naudoja,
kokiu paros metu ir jeigu naudoja daug su kofeinu ir vėlai, tai pasiūlome pakeisti. Bet tas vėlai, kai kuriems žmonėms šiaip gali būti net 3 valandą jau jiems yra per vėlai gerti. Tai pavyzdžiui, sako, aš turiu problemų su miegu, norėčiau miegoti geriau arba daugiau kartų per savaitę atsikelt pailsėjęs. Tai pavyzdžiui, tokiam žmogui netgi būtų galima rekomenduoti apie 12 nustoti gerti kavą, nes tas laikas, kiek šalinamas kofeinas, yra apie 12 valandų. Tai jeigu nori puikiai išsimiegoti, tai gal ne 12, nebe 3. Jo, dar čia toks įdomus irgi nukrypimas apie tą metabolizmą, ar ne? Paminėjot, kad kiekvieno žmogaus organizmas gana skirtingai skaido kofeiną, bet tai turbūt irgi nėra naujas faktas ir panašiai, bet klausant vieną, reiškia, laidą, reiškia, bendravo kavininkas su mokslininku, kuris irgi tyrinėja kavą, kofeiną ir panašiai. Aš pabandysiu netgi pasidalinti, reiškia, ar komentaruose šios video laidos šios pastebėjimus. Išgirdau tokią man pačiam gana naują nuomonę apie metabolizmą ir apie vieną vertus tokias stereotipinės situacijas, kai reiškia, pavyzdžiui, besilaukianti būsima mama negeria, reiškia, kavos su kofeinu ir nori kavos be kofeino, nes tiki, kad tai, reiškia, pakenks ar, reiškia, kažkoks papildomas jautrumas būsimam vaikeliui ir panašiai. Tuomet, reiškia, kitas toks irgi stereotipas, ten, reiškia, jeigu tu esi išgėręs daugiau alkoholio, bet atrodo norėtum truputį pasidaryti budresnis, ne tai, kad sėsti už vairo ar panašiai, bet tiesiog... Pašokti ilgiau. Pašokti ilgiau, gerai, puikus labai pastebėjimas. Tai vieni sako išgerk kavos, kiti ir daug labai šaltinių sakys, kad kava nepadarys jokio teigiamo, reiškia, poveikio. Tai dėl besilaukiančių būsimų mamų irgi, sakyčiau, tai yra vienareikšmiškai jūsų kūno sandaros poreikiai ir reiškia, Ingai, mano žmonai besilaukiant mūsų dukrelės, ji buvo atradusi ritmą, kada ji gali gerti kavos ir kada ne. Tai vėlgi turbūt reikėtų patiems stebėti. Bet tas, kadangi kalbėjau apie laidą, kurią žiūrėjau irgi su mokslininku, vienu kalbančiu apie kofeiną, tai jis pasakė, kad tarkim irgi merginos naudojančios kontracepciją, jų metabolizmas bus ilgesnis, reiškia skaidimas bus, jos, reiškia, ilgiau vyks ir reikėtų galbūt mažiau vartoti išties kavos, bet kitas, reiškia, pavyzdys apie šokius ir padidintą alkoholio kiekį buvo pastebėjimas, kad jeigu išties organizme yra daugiau alkoholio ir jūs norite kavos poveikio, jums reikėtų mažiausiai bent 2 daugiau išgerti ir tai pradėtų veikti. Taip pat kaip žmogui, kuris, reiškia, negeria, bet išgeria puodelį. Tai jeigu jūs save žinote ir kad jums, nežinau, 2 espreso jau jūs stimuliuoja pakankamai smagiai, tai tikėtina 2 espreso jūs veiks visai teigiamai ir jūs galėsite pašokti dar, reiškia, kelias valandas tą vakarą ar tą naktį. Tas pats yra su rūkaliais. Reiškia, rūkaliai, kurie daug nikotino turi savo sistemoje, jiem irgi reikia daugiau kofeino, kad jis juos veiktų. Nes kofeinas kaip tik greitina metabolizmą, tai yra kofeinas ir alkoholis greitina metabolizmą. Ir reiškia, jeigu jūs tais dalykais piknaudžiaujate kažkuriuo momentu, tai reiškia, jums reikėtų daugiau kofeino, kad jis darytų jums pastebimą poveikį. Tai man buvo naujiena, nes iš ties irgi, reiškia, tie tyrimai jo daromi yra tokie susijęs su panašiais dalykais ir dėl to jis kažkaip irgi man nuskambėjo labai įdomiai, nes dažniausiai sutinkama nuomonė yra gana paviršutiniška. Bet kuriuo atveju tai yra žmogus ir kuo daugiau yra bandoma daryti tyrimus susijusius su kofeinu, kava be kofeino, viskas vėlgi susiveda į labai, labai subjektyvius dalykus. Tai yra, mes negalim rasti labai daug tokių konkretizavimų, kad reiškia, daryk taip, bus taip ir tai priklauso nuo jūsų konteksto, nuo jūsų mitybos, nuo jūsų poilsio ir panašių dalykų. Gerai.
Galvoju, ką čia dar? Tai dar... Kažką taip. Jo, tai su mityba iš tiesų dar ko žmonės esam pastebėję, kad klausia, tai iš esmės ar kavą geriau gerti prieš maistą ar po maisto. Tai tikrai yra parašyta ir nemažai straipsnių ir padaryta tyrimų, kad kava po maisto šiek tiek mažina maistinių medžiagų įsisavinimą. Tai iš esmės tai galima pasižiūrėti, ypač jeigu žmonėms, kurie turi medžiagų deficitus, ten trūksta kažkokių vitaminų ar mineralų, tai ir jeigu tie deficitai yra nuolatiniai, žmogus nori atsisakyti, tai galbūt būtų toksai mažytis pokytis, į ką galima atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, aš savo mityboje labiau kreipiu dėmesį tai, kad fokusuojuosi į susirinkimą maksimaliai naudingų medžiagų, bet mažiau fokusuojuosi, ar aš geriu kavą prieš ar po. O gal dėl to, kad mano rutina šiaip kava yra atskiras gėrimas, nesiejamas su maisto, labiau tokia kaip pauzė. Tai iš mitybos kontekste va toksai būtų. Ir dar šiaip mes, kai vedam tas edukacinės programas, viena iš jų yra apie cukrų ir cukraus poveikį mūsų kūnui ir mūsų energingumo lygiams. Tai šiais laikais visuomenė yra gana įprasta gerti daug tų saldžiųjų kavų. Mes čia nekalbam apie... Čia tokia netyla. Čia netokia vieta, bet tikrai yra ten tos visos latės, jos irgi kofeinuotas ir jos dar papildomai turi labai daug cukraus, įvairių sirupų, tai iš esmės mitybos kontekste tai labai dažnai pasižiūrim, ar žmogus tokias vartoja ir jeigu vartoja ir nori padaryti pokyčius, optimizuoti mitybą ir savo energingumą, tuomet ieškome tokių pat skanių, bet sveikesnių alternatyvų, kurios būtų mažiau saldžios. Tai būna, kad žmogus sako, aš ten niekada neįsivaizduoju, kaip galėčiau gerti nesaldžią kavą ir tada po savaitės rašo, sako, nepatikėsi, geriu juodą kavą, be nieko. Tai kai yra motyvacija, viską gali padaryti ir netgi žmonėms pradeda patikti, jie kartais padaro tai, ko niekada negalvojo, kad galėtų būti. Jo, tai turbūt, jeigu klausimas skambėtų maždaug taip, ar aš galiu gerti kavą prieš miegą, tai turbūt pradėčiau nuo to klausti, kas jums yra kava. Reiškia, nes vienam kava bus turbūt ar ne dvigubas espresso, kitam bus latte ar flat white'as ar dar su kažkokiais priedais. Tai neretai tie priedai, ypatingai saldus, man atrodo, jie ne ką mažiau užstimuliuoja, tai yra cukrus užstimuliuoja prieš miegą negu ir kofeinas. Tai reiškia dar... Dviguba problema. Taip, tu turi ieškoti sprendimo arba problemos ne tik kavoje ir kofeine, bet ir dar kitose, reiškia, medžiagose. Aš dar pridėsiu, Rūta ten dar taip individualiau, ten turi tokią 8 savaičių programą, tai jinai taip labai giliai dirba su žmonėmis, tai gal kažką iš tų, ką jis pastebėjęs. Taip, bet tu, ką Marija paminėjo, ten miegas, cukrus dar tikrai kai ruoši mitybos gaires, kiekvienam žmogui individualiai, su kokiu klausimu jie ateitų. Į kofeiną praktiškai visada atsižvelgia, nes jis tiesiog yra praktiškai kiekvieno žmogaus gyvenime ir ten žaidžia tam tikrą rolę. Ir tikrai sveikam žmogui, kuris negeria ten per daug kavos, 1-2 puodelius, net ten kažkada labai vėlai vakare, dažniausiai nieko nereikia keisti, bet yra kelios grupės žmonių, kuriems reikėtų atkreipti dėmesį į kofeino vartojimą, galbūt jo pamažinti, o galbūt kavą pakeisti kava be kofeino. Ir tie žmonės būtų tokie, tai pirma grupė žmonių būtų tokie, kalbėsi apie mitybą ir žmogus sako, aš išgeriu kavos ir man, va kaip man buvo, tai pradeda skaudėti galvą arba tenais, pavyzdžiui, jaučiu, kad padidėja nerimastingumas, toks nerimas, tai tiem žmonėm yra visai rekomendacija arba kavos kurį laiką negerti ir stebėti pokytį, arba gerti kavą be kofeino. Tai jeigu išgeri kavos ir iš karto arba po 5 minučių nemalonus poveikis, kad ir kokia skani kava buvo, tikrai galima bandyti daryti pokyčius. Ir vat mes kalbėjom apie tą metabolizmą, tai kiekvienas žmogus turi geną, kuris yra atsakingas už kavos metabolizmą. Jo pavadinimas yra CYP1A2. Kofeino metabolizmą. Būtent už kofeino metabolizmą. Tai kiekvienas žmogus turi tą. Nes jo iš kavos išėmus kofeino turbūt irgi nebebūtų problemos. Nu ten 1%, bet tai ten susitvarkytų ar ką. Ir kas yra labai įdomu, kad tas genas, tą ilgą pavadinimą pasakiau, bet šiaip jis literatūrai kartais vadinamas kofeino genu.
Tai ir nuo to, kokią variaciją žmogus turi, priklausys, kaip greitai jo kūnas metabolizuoja. Tai yra apdirba ir pašalina kofeiną iš sistemos. Tai tie žmonės, kurie turi lėtesnę versiją šito geno, jiems yra tikėtina, kad jie labiau pajus tą neigiamą kofeino poveikį. Jautresni, kitaip sakant. Pradės skaudėti galvą, drebėti rankos, galbūt drebuliukas, galbūt nerimas. Tai jeigu tik tai pastebi žmogus, kad šitas vyksta, tai yra rekomenduojama kažkaip mažinti to kofeino, galbūt testuotis šitas ten skanes be kofeino kavas. Kas tada dar tokie? Tarkim, dar viena grupė žmonių būtų tokie, kurie ateina ir sako, labai žemas energingumas pas mane, arba jau ten lėtinis išsiekimas, niekaip neatsistatau, o galbūt gydytojai diagnozavo antinkščių nepakankamumą. Antinkščiai tai yra atsakingi už streso atsako sukūrimą, kai mes gaunam tam tikrą stresą. Ir kai žmonėm ta sistema yra perstimuliuojama, kai jų kūnas nuolatos gamina kortizolį, streso hormoną, nes stresas ateina iš imeilų, iš santykių, iš aplinkos, iš galbūt mitybos. Jo. Tai tas kofeinas, apie ką mes kalbėjom, kad ta kava tau nepadės nurimti, jinai kaip tik bus dar vienas lašelis į tą streso taurę. Ir tokiems žmonėms, kurie yra tikrai pavargę, kuriems jau ten nėra normalus atsakas į gyvenimo stresą, tai rekomenduojama kavą išimti kažkuriam laikui, nes kūnas grįš į balansą, kai jam yra suteikiamas, jis galės vėl galbūt gerti tą kavą. Tai ir dar viena grupė žmonių, tokie, kurie ateina pas mane ir mes numatom tą problemą, tai būna žmonės skundžiasi skrandžio problemom arba turi refliuksą. Ir tikrai ne visiems kava daro neigiamą poveikį, net jei turi refliuksą, bet jeigu, tarkim, žmogus turi refliuksą ir sako, aš išgeriu kavos ir man simptomai pasistiprėja, tai tada irgi rekomenduojama kavą išimti tam tikram laikui, kol kūnas grįš į balansą. Bet pati kava nėra priežastis, kodėl atsirado refliuksas, jis tiesiog tai kaip kūnas. Taip. Jis iš esmės ką padaro, kofeinas stemplės sfinkterio atlaisvina ir ten pradeda rūgštis kilti į viršų. Ir dėl to žmonėm, kurie ten, yra problemų su refliuksu, gali turėti problemą gerdami kavą, bet nebūtinai vėl labai bijo individualu. Ar gers ant tuščio skrandžio, galbūt pavalgius ten kažkokio riebaus maisto, jau viskas bus normalu, ten reikia testuotis. Tai yra jo asmeninės problemos ir sprendimai, ko gero irgi galima būtų pasiūlyti tokiam žmogui pabandyti kavą be kofeino gerti ir žiūrėti, ar čia tik ne kofeinas, reiškia, daro tą problematiką. Bet čia dabar visiškai uždramatizavom ir atrodo, tik nebereikia gerti kavos su kofeinu, viskas turi būti be kofeino. Arba suintrigavom, nes šiaip labai skanu. Taip. Tai skonis išties yra, mano galva, čia svarbiausias elementas, nes neretai, jeigu ypatingai mes kalbam apie gerą, kokybišką, šviežią kavą, teisingai paskrudintą kavą, teisingai paruoštą kavą, tai dažniausiai bet kuris tikras kavos entuziastas, kuris jau įnėręs, atradęs rūšinės kavas kokybiškas, paklausim, kodėl tu geri kavą, nes skanu yra. Ir ko gero, ko aš pats dabar su kokia problema susiduriu, kadangi dalį savo kavų jau keičiu kava be kofeino, tai spektro skonių. Kaip pavyzdys, mes šiuo metu turime turbūt apie 20 kavų su kofeinu ir 3 kavas be kofeino. 3 kavos be kofeino skamba kaip labai mažai, tačiau jeigu šiaip panagrinėtume, tai yra pakankamai daug, nes netgi žmonėm dirbantiems su kava visą laiką iškyla ta dilema, užsisakyti žaliavos be kofeino ar ne. Nes susidursi su labai žemiška situacija. Tau ilgiau stovės ta kava, tu ilgiau ją pardavinėsi, tu daugiau energijos turėsi įdėti, bet kita vertus, jeigu tau tai skanu, tau įdomu ir tu nori grįžtamojo ryšio, tai turbūt čia yra tas kelias, kuris yra galbūt turi daugiau rizikos, bet tuo pačiu jį bent mum čia Kruketnaus kavos namuose labai įdomu, eiti, žiūrėti ir ieškoti daugiau kavos be kofeino, tuo pačiu mes bandome labai natūraliai, kabutėse, spausti mūsų žaliavos tiekėjus, kad jie atsivežtų daugiau kavos be kofeino, nes jie susiduria lygiai su tokia pat problema, tik jie perka žaliavą dar didesniais kiekiais. Ir
reiškia, tas toks gaunasi tarsi užburtas ratas, bet žmonėm, kurie šiaip svarsto čia paragauti ar neparagauti, kad kava be kofeino, tai nežinau, tai yra labai prastas dalykas. Tai aš kažkaip norėčiau nuraminti. Skonių spektras yra nuostabus, galbūt mažesnis pasirinkimas negu kavos su kofeinu, tačiau jeigu viskas teisingai padaryta ir man atrodo jūs nežinotumėt, kad geriat kavą be kofeino, jūs net negalvotumėt, kad jūs neišgerėte kavos, nes gausite pilnavertį produktą. Ir gal šitoj vietoj dar truputį norėčiau pakalbėti į tokį ir įlysti į tokį gilesnę triušio olą, reiškia susijusią su kava be kofeinų ir dar tokius stipresnius stereotipus, kuris čia praktiškai ir sklando ore, kad kava be kofeino tai yra, reiškia, toks ne tik, kad neaišku ar sveikas, bet ir labai neskanus dalykas. Ir tas sveikumo, neskanumo santykis, jis tokia yra, reiškia, toks tarsi dramblys kambaryje, kur reiškia, visi atrodo tik tiek, kad jį mato. Reiškia, ne, aš prie to dramblio neįsiu, nes, taigi akivaizdu. Ir ko gero, čia pradėčiau nuo tokio labai seno mito, kuris turbūt ir vis dar duoda labai daug vaisių, nes netgi žmonės dirbantys su kava atrodo, kai paklausia, ar geri kavą be kofeino, ką aš gersiu, tai neskanu, tai blogai ir tai šiaip iki galo neaišku ar sveika. Tai tas nesveikumo faktorius, jis turi labai stiprų pagrindą. 20 amžiaus pradžioj, kai, reiškia, buvo pradėta eksperimentuoti ir bandoma jau, reiškia, sukurti kažkokius tokius industrinius būdus ištraukti kofeiną, nes irgi buvo pastebėta, kad kažkas blogai yra. Geriant kavą, kažkam širdis kalatojasi labiau, kažkas blogiau miega, kažkam sukyla šiaip streso lygis ir piktas pasidaro kaip velnias. Tai reiškia, pirmieji bandymai buvo susiję su tokia medžiaga, tai yra tirpiklis benzenas. Šiai dienai tai yra uždrausta šiuolaikinėme. Skamba kaip benzinas. Taip, tai yra netgi, jeigu neklystu, tai yra dalis benzino, bet dažniausiai, kur jūs tokį produktą galite šiai dienai rasti, tai, man atrodo, daugelį tokių stiprių kosmetikos priemonių, kaip, man atrodo, ar nagų lako nuėmėjas ir panašus dalykai, tai yra tirpiklis. Tas tirpiklis buvo pastebėta, kad visai neblogai, reiškia, susitvarko ir su kofeinu ir, reiškia, mes galim padaryti kavą be kofeino, bet jo kiekiai liekantis kavoje yra, reiškia, didelė problema. Tai yra kancerogenas ir taip toliau ir panašiai, ir tai yra tikrai uždrausta. Ir, reiškia, renkantis kavą be kofeino, reikėtų atkreipti visgi dėmesį, kokiu būdu kava be kofeino yra pagaminta, kaip kofeinas yra pašalintas, nes vien užrašas decaf techniškai jis ne viską reiškia, nes tikrai... Yra keli skirtingi būdai. Taip, yra keli skirtingi būdai, bet kažkaip norėčiau nuraminti, kad netgi jeigu neparašyta koks būdas ir užrašas tik yra decaf, tikimybė, kad jūs rasite benzeno toje kavoje, yra lygi nuliui, galva, nes tai yra tiesiog uždrausta, tai būtų labai didelės, reiškia, konfliktas. Bet atkreipkite dėmesį. Kiti dar keli būdai, kuriuos irgi lengvai norėčiau paminėti, tai reiškia, yra 3 bene populiariausi būdai. Tai kava, kurią jūs dabar geriate ir būdą, kurį mes renkamės, vadinasi Swiss Water, tai yra šveicariško vandens. Apie jį viena vertus, ką norėčiau pasakyti, tai naudojamas tiesiog tik vanduo, kofeinas tirpsta vandenyje ir jokių cheminių kažkokių tai triukų daug nedaroma. Tai procesas nėra toks 1-2 užpyliau žalią kavą vandenį ir ištraukiau kavą be kofeino. Ne taip paprastai viskas vyksta, bet kam įdomu, tai tikrai nesunkiai rastų visą procesą puikiai pailiustruota, kad ir Swiss Water puslapyje. Ir dar 2 būdai, kurie vėlgi su Swiss Water dažniausiai ne tai, kad konkuruoja, bet dažnai tikrai sutiksite tokį būdą kaip etilo acetatas arba dar angliškai vadinamas sugar cane būdas arba net kartais natūralusis būdas. Vėlgi, tai yra kiek daugiau kompleksų turintis procesas, jis yra visiškai nekenksmingas, irgi galima imti ir vartoti, bet jeigu ant pakuotės randate etilo acetato arba sugar cane būdą, tai dažniausiai ką irgi reikštų, kad tai nėra, nežinau,
Swiss Water, panaudotos tam tikros kitos cheminės reakcijos ir vėlgi lyginant šios du būdus, kurie dažniausiai yra sutinkami tarp rūšinės kavos išties, tai dar galite turėti omeny, kad etilo acetato arba sugarcane pašalina iš kavos apie 97% kofeino, tuo tarpu Swiss Water pašalina, sakoma, 99% už kablelio, dar 9, tas yra praktiškai 100% pašalina. Tas kelių procentų skirtumas, mano galva, neturės įtakos, nes irgi bendrai suvokiant reikėtų, kad kofeino bus tuo daugiau jūsų kavoje, kuo ilgesnis bus kontaktas su vandeniu. Pavyzdžiui, jeigu jūs geriate espresso ar greitai paruošiamą kavą, mokos kavinukas ar panašiai, kofeino kiekis ten jau pagal nutilėjimą yra ženkliai mažesnis negu tuo atveju, jeigu jūs darot užpiltinę kavą, kuris praktiškai jau dvigubai daugiau kofeino sugeneruoja jūsų puodelyje, nes procesas ilgesnis, reiškia, kofeinas turi daugiau laiko ištirpti ir jūs išgeriate visą tą dalyką. O trečiasis būdas, netgi turėčiau pasižiūrėti, kaip jis vadinasi, nes metilo chloridas. Tai reiškia, irgi skamba labai dramatiškai, labai reiškia baisiai, nes tai atrodo jau vėl didelis cheminis procesas. Jis yra labai artimas etilo acetatui arba sugarcane procesui. Tiesiog kitas tirpiklis naudojamas, reiškia, ištraukti kofeiną. Tačiau įdomus pastebėjimas, reiškia, ir ypač dabar yra šių dienų kontekste tokia aktualija, kad, reiškia, Kalifornijoje yra svarstoma ar neuždrausti kavos be kofeino, bet tai praktiškai yra susiję būtent su šituo trečiuoju būdu. Ir šitą būdą kavai be kofeino naudoja labai didelės ir gerai žinomos kompanijos kaip Starbucks arba Donuts. Tai Dunkin Donuts ir, reiškia, ar tai yra pigesnis, ar tai yra, reiškia, mažiau saugus būdas, nesu tikras ir nereikėtų taip teikti, nes tai vėl galima prilipinti labai didelius stereotipus. Didelė kompanija, aišku, didelė kompanija viską daro su didelė optimizacija, reiškia, kas nukenčia nuo to mūsų sveikata ir panašiai. Čia atsargiai reikėtų ir tikrai nenorėčiau moralizuoti, bet reiškia, tik pabrėšiu, yra trys pagrindiniai būdai. Vienas ankstyvasis yra uždraustas ir tiesa, nepaminėjau, dar yra suskysti CO2, reiškia, būdu ištraukiamas kofeinas, bet irgi tam tikros kompanijos jį naudoja, tai irgi yra labai prabangi technologija. Ką visgi bendrai turbūt apibendrinus tuos skirtingus būdus pasakyčiau, jeigu jūs nenorit labai juos gilintis, tai ko gero ir nereiktų. Jie visi veikia daugiau mažiau panašiai, mes prarandame kofeiną ir visų tikslas yra bet kuriuo atveju labai geranoriškas, kad kavoje išliktų kuo daugiau skaniųjų medžiagų, kad mes tai, ką geriame be kofeino, mum tikrai neatrodytų blogesnė versija, reiškia, kavos su kofeinu. Taip pat šitoje vietoje kažkaip smagu būtų įtraukti tą tokį irgi pastebėjimą ar tą tokį, reiškia, anekdotinį komentarą, kad žmonės geriantis kavą be kofeino iš tikrųjų ir yra tikrieji gurmanai, nes jie negeria kavos su kofeinu, nes kofeinas yra kartusis elementas, tai yra grubusis elementas ir, reiškia, o jeigu geri kavą be kofeino, tu, reiškia, jau geri tą tokį grynąją kavą, grynuosius skonius ir atsisakai to stimulianto, kuris iš esmės yra karčioji dedamoji kavoje. Bet vėlgi, kaip ir kiekvienas juokelis yra kam patinka, yra kam ne. Tai taip norėjau papasakoti apie, reiškia, skirtingus metodus ir... O pas jūs kokiu metodu Swiss Water? Jo, mes naudojam ir esam atsirinkę ir mums labiausiai patinka, vėlgi galbūt tai atrodytų subjektyvu, bet reiškia, mes naudojam Swiss Water, tai yra, reiškia, tik vandens būdu ištrauktą kofeiną. Viena vertus, mums tikrai patinka, kad tai ir neskamba kažkaip chemiškai ir yra, sakykime, mažiau komplikuotas procesas kažkuria prasme, nors vėlgi kava
šiuo atveju ragavome Braziliją, Kolumbiją, Kostariką. Visos tos kavos turėjo užaugti šalyse, kur užaugo ir turėjo keliauti į Kanadą. Kanadoje yra tas Swiss Water, reiškia fabrikas. Šveicarų mokslininkas yra išradęs tą metodą, reiškia dėl to tai vadinama šveicariško vandens metodas. Skamba prabangiai. Jo, skamba prabangiai, turbūt vėlgi marketingo akcentai sudėlioti labai teisingai yra. Bet kita vertus, reiškia, atmetus pavadinimo švarumą ir ar ne komunikacinį švarumą, kas mums patinka, mes dirbam su kava be kofeino jau daugiau negu 5 metai turbūt ir bendrai pastebėjom, kad tiek pupelės, tiek pati žaliava yra daug stabilesnė, tai ką mes perkame kaip Swiss Water pažymėtą žaliavą. Tiek tas pasikartojimas, jeigu jis yra, tarkim, perkame Brazilijos kavą vieną derlių, kitą derlių, tai jis tikrai yra neišsikreipęs ir reiškia, pati žaliava, jeigu ją nužvelgtum tiesiog vizualiai pačias pupeles, yra atrodo daugiau perėjus kokybės kontrolės, tai yra vienodos pupelės, skrunda identiškiau. Bet vėlgi, čia yra mūsų patirtis, neatstovaujam šito metodo, kad irgi žiūrovai nesuprastų kažkaip neteisingai. Mums tai atrodo stabilesnis, mums patiems labiau patinkantis. Skonio prasme mes irgi jaučiame tikrai stipriai, kai kuriais atvejais geresnį rezultatą. Ir bandom daugiau atsivežti kavų, būtent šveicariško Swiss Water proceso būdu, bet tuo pačiu tikrai niekad nesakysim kažko neigiamo, jeigu jūs ragausit ar gal ir patys turėsime kitais būdais paruoštos kavos be kofeino. Tai tikrai linkėčiau taip labai griežtai neprisirišti. Ir kita vertus mes dirbame su tuo, kas mums atrodo labiausiai patikima, labiausiai prognozuojama, nes vėlgi, kalbant apie kavą be kofeino, vėlgi, tai atrodytų, aš kažkaip prieš laidą galvojau, kaip paprasčiausiai paaiškinti, kas yra kava be kofeino. Aš drįsčiau teigti, tai yra nauja kavos rūšis, iš esmės. Ir tai, kai tu kalbė apie kažkokią naują kavos rūšį, gerai, mes dažniausiai geriame, jeigu pradedame domėtis kava ir ten rūšinė kava, tai kalba sukasi aplink arabiką. Kita kava, kuri turi irgi labai daug stereotipų baubų, yra Coffea Cannephora arba dažniausiai vadinama robusta. Tai ten yra, reiškia, kitas pasaulis. Ar ji yra kažkom blogesnė už arabiką, aš labai suabejočiau. Esam turėję kokybiškų Coffeos Cannephoros pavyzdžių, skrudinę. Tiesiog darbas ir bendra patirtis su ja yra kaip, nežinau, jeigu būčiau gėlininkas, dirbau visą gyvenimą su ramunėlėmis ir staiga gaunu, nežinau, alyvas. Arba gerai, mintį turbūt supratote. Ir tu tiesiog turi truputį kitaip persiorientuoti, tuo pačiu tu turi suvokti, kad alyvos niekad nekvepės kaip ramunėlės ir tu negali ieškoti tų pačių savybių skirtingose gėlėse. Taip ir su kava. Vat grįžtant prie kavos be kofeino, jeigu tu žinai, kad kavų spektre yra kava be kofeino ir su ja esi susidūręs, mano galva, tu tikimybė, ypatingai jeigu tu išsilavinęs kavoje, esi praleidęs ne vieną, dalyvavęs ne vienoje degustacijoje, tu tikimybė, kad rasi ją gana nesunkiai yra. Tačiau jeigu tu konteksto nežinai ir jeigu tai, nežinau, esi normaliai išsilavinęs kavos gėrėjas ar ne, tai ta kava be kofeino, mano galva, gali būti visiškai nepastebima, gerąja to žodžio prasme. Tu išgersi ją labai skaniai, bet į ką atkreipčiau dėmesį, tai galioja tos pačios taisyklės. Visų pirma, tai turi būti šviežiai skrudinta. Ir beje, kava be kofeino daug greičiau praranda savo šviežumą, dėl to, kad buvo daugiau kartų paveikta vandeniu, kad buvo daugiau procesų, dėl to, kad jos poros yra didesnės ir CO2 iš jos iškeliauja daug greičiau, su CO2 iškeliauja daugiau lakių medžiagų, kitaip sakant, kvapų ir aromatų mes prarandam daug daugiau, o tai formuoja didelę dalį skonio. Ir dėl to perkant kavą be kofeino, aš tikrai atkreipčiau dėmesį į skrudinimo datą. Jeigu lig šiol taip į ją žiūrėdavot pro pirštus perkant normalią kavą, tai su kava be kofeino. Kiek turėtų būti, kokia
Šviežiai. Jeigu aš taip, jo, galiu pabandyti konkretizuoti, jeigu mes kalbam apie tradicinę kavą ir kalbam apie mėnesį, kad pirmas mėnuo yra, sakykime, kavos kulminacija, skonių kulminacija, tai aš kavai, reiškia, be kofeino kalbėčiau apie porą savaičių. Ir aš čia kalbu apie pupelės, ne apie maltą kavą. Malta kava daug daugiau praranda, daug greičiau praranda savo šviežumą. Tai tas išties yra svarbu ir jeigu reiškia, perkat iš kažkokio mylimo skrudintojo kavą, pabendraukit su juo, atkreipkite dėmesį į datą. Skrudinant kavą taip pat be kofeino prasideda tam tikros specifinės, vėlgi, taisyklės, niuansai, kurie jau pamatai, kad nebegalioja tai bendriniai kavai arba atvirkščiai. Tu negali tą pačią kavą iš Brazilijos su kofeinu ir be kofeino skrudinti identiškai. Netgi jeigu tai bus iš to pačio regiono. Tiesiog kava be kofeino iš ties yra tokia jautresnė, tirpesnė, reiškia labiau bijanti karščio ir tai reiškia, tu turi atidžiau viską stebėti, kad, nežinau, nesuskrudintum, nesudegintum šitos kavos arba kaip tik neištrauktum, nežinau, per anksti iškraipytos. Ir ruošiant kavą be kofeino irgi atsiranda tam tikrų niuansų. Kitaip sakant, jeigu juos turite, pabandykite tarsi iš naujo pažiūrėti kavą. Galbūt pritaikyti kitokį malimą. Galbūt pasmulkinti malimą, jeigu jums atrodo, kad kavoje be kofeino trūksta sodrumo, trūksta to kaviško gerojo kartumo. Jo bus daugiau, jeigu tą kavą sumalsite smulkiau negu jūsų įprastą kavą ir galbūt palaikykite ilgiau, nes tas ilgesnis palaikymas vis tiek leis išsiskirti medžiagoms ir ištirpti daugiau kitų dalelių į jūsų puodelį ir ta kava labiau primins. Kita vertus, kalbėjome irgi, jūs mėgstat labiau vaisiškas kavas. Tai reiškia, geriau su kava be kofeino, reiškia, jeigu mėgstat tą vaisiškumą, padaryti greitesnius sprendimus, pavyzdžiui, tam tikrais filtruotais įrankiais, V60, Chemexas ir panašiai. Tai aš malčiau stambiau ir reiškia, kad pratekamumas būtų daug greitesnis, kad reiškia, kad ji, kadangi yra tirpesnė, per ilgą laiką nepridėtų jums daugiau smulkesnių dalelių ir, kitaip sakant, pakartintų, pasodrintų, ko jūs nenorite. Tai yra, kalbant apie espresso, toks bendras irgi pastebėjimas, tokia bendra rekomendacija būtų daryti labiau koncentruotus, reiškia, puodelius ir greičiau juos. Dėl tų pačių priežasčių. Koncentruoti tai turės daugiau skonio, nes šiaip kava be kofeino tarsi viena vertus geriau tirpsta, bet ruošiant espresso būdu neretai neturi tokio laukiamo kūno, sodrumo, negu paprasta kava. Ir kita vertus, reiškia, jeigu jūs per ilgai užlaikysite, vėlgi tas ištirpusių dalelių kiekis portafiltre, čia jau kalbu apie espresso aparatą, jis gali pradėti užkimšinėti jį. Tai kiekvienu atveju tai gali skambėti kaip, oho, dar kava be kofeino ir dar tiek problemų, bet pažiūrėkit tai kaip į teigiamą iššūkį, nežinau, jeigu mėgstat gaminti virtuvėje, tai čia tas pats, kas, jo, nauji atradimai, naujas pomidoras, taigi atsirado ir suprantat, kad jo skonis, nežinau, visai kitoks nei lig šiol buvo, ar netgi nauja kažkokia keptuvė, ar naujas peilis pas jūs virtuvėje atsirado ir tu gali pažiūrėti tai kaip į, nežinau, problemą, bet kartu tai yra ko gero naujas kelias ir tu turi, jeigu jau pasirinkai kavą be kofeino, nedramatizuoti ir sakyti, kad čia kažkas blogai, bet pasistengti. Tai yra labai svarbu, ypatingai žinant, kad mūsų patirtis su kava be kofeino, ji tokia yra labai nedidelė ir tikėtina daugeliu atveju labai neigiama. Nes gali būti gera kava be kofeino, bet ją netaip gerai kažkas paruošė. Galbūt nusipirkot ją seną ir dar, žiūrėk, ir tu net neatsibusi ir ten, tai kam to reikia. Tai labai daug blogų, reiškia, patirčių, kurios po to atstumia, bet labai skatinčiau atradinėti tą. Tai kada manai Lietuvoje nuėjus taip į tas gerasias kavos kavinės, kurių turime tikrai išties labai daug, aš, pavyzdžiui, kaip vartotojas, mėgstantis decaf, kada manai, aš galėsiu rinktis iš bent jau 3 rūšių decaf, kiek čia metų užims?
trauk krištolinį burbulą. Jo, krištolinė apsitraukusi kavos tirščiais. Aš iš kavos tirščiais. Ai, tiksliai, ką čia tas burbulas? Jo, kavos mokykloje dar šito neturim, bet man atrodo, tiesiog neradom geros būrėjos, kuri Ai, būtų mes turim. Tikrai, tai va, puikiai pedagogė. Tai va, kavos tirščių programa, turbūt nuo rudens jau galime planuoti šitą dalyką. Tai gal ten atsakymą ir sužinosime, nes kita vertus, tai, žinai, aš niekad nenoriu kažkaip spekuliuoti ir į tą ateitį žiūrėti. Bendras pastebėjimas globalus, kad kava be kofeino susidomėjimas labai stipriai auga. Ir reiškia, tas dalykas turbūt yra natūraliai užturbintas, užkoduotas, kad mes artimiausių metų jau vis daugiau turėsim alternatyvų, kad ne tai, kad nuėjus paklausus, ar turit kavos be kofeino, sakytų, mes tik normalią kavą ruošiame, nes aš esu girdėjęs, kad netgi labai padoriose kavinėse mūsų mieste yra žmonės sulaukia tokių atsakymų, kad, ta prasme, mes nedirbam su tokia kava. Tai buvo prieš kelis metus. Šiai dienai, mano galva, specializuotos ir kavą mylinčios kavos vietos jau tikrai turės bent vieną variaciją. Bet kad turėtų 2 ar 3 ar dar daugiau, aš suprantu, kyla labai praktinių iššūkių. Viena vertus, tu turi ir daugiau skrudinti, daugiau atsivežti, atitinkamai sandėliuoti. Kavinės kontekste tu turi turėti ženkliai daugiau malūnėlių tada kiekvienam, ar ne. Tai artimiausių metų tai paprastai pasakysiu turbūt nešviečia, nes tai yra kaštam labai imlus dalykas, o reiškia grįžtamasis ryšys yra irgi dar ne toks stiprus. Bet šitoje vietoje, sakiau ir sakysiu, kad didžiausią įtaką daro ne kavos profesionalai. Didžiausią įtaką daro žmonės, kurie ateina ir klausia ir prašo. Tai kuo daugiau kartų žmonės prašys, tuo tikimybė, kad tai atsiras meniu. Ir jeigu pakalbėtumėm iš kavininko pozicijos, tai net aš turbūt atsukim kokius 5 ar daugiau metų atgal, sakyčiau, kam tos reikia kavos be kofeino. Reiškia, visos geros kavos, jos ir taip yra paklausios, kam jas čia versti be kofeino. Ir tai yra, toks, sakyčiau, toks entuziastingas, bet toks ir kartu snobiškas labai komentaras iš tokio, reiškia, jaunojo kavos entuziasto. Kuo tu daugiau su tuo susiduri, man atrodo, reikia suvokti, kad kava yra tik dalis tavo, reiškia, gyvensenos. Ir ta gyvensena labai akivaizdžiai irgi globaliai ir tiek ir Lietuvoje keliauja į tą tokį, nežinau, sąmoningumą, sveikatingumą, tokį ir nekalbu. Tai, perdėtai, man atrodo, žmonės vis daugiau ar ne galvoja apie tai, ką deda į burną, kaip jie miega, kaip jie ilsisi, kaip dirba, koks streso lygis ir mes tam turim, pakalbėjom, daug technologijų sekti. Tai ko gero, jeigu viską teisingai, reiškia, suvokiant, čia atsiranda vietos kavai be kofeino. Ir jeigu mes jau apie tai pradedam galvoti, tada kitas iškyla klausimas, kaip tai padaryti gerai. Nes kava be kofeino tokia irgi nereikėtų įsivaizduoti kaip vieneto kažkokio labai aiškaus. Tai yra skirtingi būdai ištraukti kofeiną, skirtingai turi skrudinti, skirtingai, reiškia, paruošti ir reiškia, norint, kad tai būtų skanu. O reiškia, kas tai vartos tas, kas užeina į kavinę ir pasako, aš noriu kavos be kofeino. Ir jeigu sako, mes turim vieną, paragausiu, o kitą mėnesį ar turėsi 2 jau. Reikia gal klausinėti? Taip, vienareikšmiškai. Tai yra labai, reiškia, akivaizdžiai pastebima tendencija, kuo tu daugiau keli klausimų, tuo, man atrodo, tau grįžta tas atsakymas, jis gal netoks greitas. Ir man atrodo, kad čia ta didžioji kritinė masė yra būtent ne kavos profesionalai, yra žmonės, kurie yra, reiškia, sąmoningai galvojantis apie tai, ką jie valgo, ką vartoja, kokią kavą jie geria. Tai kaip kažkada buvo turbūt ir keista kalbėti, reiškia, prieš 10 metų, kad va čia skrudinė rūšinė kava ir jos turi ir atkreipkite dėmesį apskritai į šviežumą. Ir dabar dar būna keistų ar ne situacijų ir labai daug, vėlgi nereiktų gyventi savo burbule.
Tai taip, reiškia, tas toks augantis prasideda burbuliukas, nauja planeta kava be kofeino, dėl ko atrodo ir norėjusi apie tai daugiau pakalbėti. Plius ta miego tema, kokybiško miego tema labai aktualėja, ypač kai dabar daug žmonių persidirba ir nori efektyviai pailsėti nakties metu, tai manau, kad tas irgi įtakos be kofeino kavos suvartojimą. Žmonės pradeda labiau domėtis tą savo gerą savijautą. Gal reikės Swiss Water akcijų nusipirkti? Jo, gal pats laikas čia reikėtų. Tuomet jau reikėtų čia dar... pastatyti Lietuvoje, šaltinėlis vadintas. Jo, Litvuota, reiškia, ir gal iš ties jau laikas yra apie tai galvoti ir man atrodo tik tai paskatintumėm. Gal galima franšizę kokią iš jų? Ko gero dar darysim antrą dalį šitos laidos, jau kviesimės ekonomistus. Taip, ekonomistus padiskutuoti iš tikrųjų, ar jau apsimoka ar ne, bet manau, kad gera tema. Gera tema, sakyčiau. Jo, gera tema, reiškia, kaip kavai be kofeino visai energingai generuojam idėjas, taip kad man atrodo, žiūrintis šitą laidą galėtų labai ramiai irgi suprasti, kad kava be kofeino stimuliuoja mus. Reiškia, galbūt ramiau, gal būtumėm apie tai pradėję šnekėti. Gal būtumėm įkūrę. Jau būtumėm ir įkūrę, ir bankrutavę turbūt, bet kodėl ne? Oi, džiaugsmas. Jo. Ko gero tiek, netgi aš pats buvau pasiruošęs klausimų, galvoju, ar yra temų dar, kurias mes nepalėtėm, ar jūs eidamos čia pagalvojate, kad šiaip tiesiog yra toks, vis vieną kavą naudoja kulinarijoje ir mes ten pačios gaminam maistą, tai šiaip galim papasakoti, kur naudojam kulinarijoje, nes mes ten, kai slidinėjom arba į kalnus, tokiem aktyvesniem žygiam einam, tai dažnai darom energetinius batonėlius. Taip. Tai netgi tenais pasižiūrim kartais, ar dedam su kofeinu ar be kofeino ir net ant batonėlių pasižymim, kad, pavyzdžiui, energetiniai batonėliai labiau pirmai dienos pusėj, nes tiesiog labai skanus yra receptas, datulės, kava, kakava, migdolai ir aronijų uogos. Nuostabu. Ir toksai tikrai labai daug energijos duoda ir skanus ir dar mokam, visai dažnai gaminam tokį veganišką tortą iš anakardžių riešutų nekeptą, tai kadangi dažnai tos tortus valgome vakare, tai kad nedarytų stimulacijos, visai dažnai naudojam be kofeino kavą. Tai nuostabu, matau jau antrą laidos dalį arba trečią laidos dalį po to su ekonomistu, tai jau lauksiu kvietimo, noriu pas jūs į virtuvę. Tai tą tortą pirksim, kai fabriką pastavu, kepsim, kai fabriką. Tortų fabrikas dar šalia bus, teisingai. Reikia žaliavą panaudoti. Jo, iš ties kita visiškai plati tema, tai kava ir gastronomija, ir reiškia, kaip kava kaip ingredientas, tai labai dažnai gal irgi žmonės pagalvoja, norėčiau vieno ar kito deserto, kuriame yra kava kaip skonis, tačiau kofeinas man daro daug problemų ir šitoje vietoje, manau, drąsiai galima naudoti kavą be kofeino, niekas net nemirktels, kaip neliks šito deserto, ar netgi drįsčiau teikti espresso martinis būtų gal net irgi labiau... Gal mažiau plaktų širdis. Taip, nes tai yra šiaip labai ekstremalus kokteilis, tai yra ir kofeinas, ir stiprus alkoholis, ir jeigu neklystu, ir cukrus įeina į receptūrą. Tai vienu stimuliantu mažiau nepagadintų skonio, manyčiau, o reiškia rezultate tu turėtum tokį decaf martinį, kas visai gal skamba neblogai. Tiesą pasakius, iš bet kurios kavos mes galime padaryti kavą be kofeino, čia yra jau apsisprendimas, yra taip, ekonominis arba sąmoningas apsisprendimas. Kartais norint, nežinau, turėti ir tą, dalis derliaus paliekama kaip tradicinė kava, ar ne, ir dalis atiduodama reiškia, paversti kavą be kofeino. Tai susiję vienareikšmiškai irgi su poreikiais. Reiškia, ar tu to nori, ar to nenori, bet kas man turbūt labiausiai vėl grįžčiau prie temos apie Swiss Water ir patinka,
kad jie turi ir tokias, aš drįšiau naudoti žodį generinės kavas. Tai pavyzdžiui, mes dabar turim Braziliją ar Kolumbiją, tai yra tam tikro regiono Brazilijos ir tam tikro regiono Kolumbijos kavos pupelės paverstos kava be kofeino su visiškai kokybės kontrolė, bet tai yra toks, reiškia, platesnis spektras kavų, nėra tokios identifikacijos, kur konkretus ten ūkis ir panašiai. Ir jie turi reiškia tokius derlius, kuriuos jau reiškia tokio aukštesnio lygio kava be kofeino, drįsčiau teikti labiau kompleksišką, įdomesnę, netikėtą ir tikrai pakilesnio skonio kava, kaip kad jūs dabar geriate Kostariką ir mes prieš kažkiek laiko turėjome Salvadorą. Tų subtilių, super niuansuotų kavų be kofeino faktas gauti dar sudėtingiau. Mes kavos iš Kostarikos be kofeino laukiame apie pusmetį, kol, reiškia, mums specialiai ją transportavo čia į Lietuvą, kai tuo tarpu tas, vadinkim, labiau populiariasias generinės kavas yra lengviau užsisakyti ir galima gauti daug greičiau, bet mes iš savo pusės tą ir tokius namų darbus ir darome gražiai, bet kartais paspaudžiame savo žalios kavos tiekėjus, kad klausykit, paieškokit, gal kažko yra įdomesnio ir tikrai noriu tikėti, vyksta tada tolimesnė grandinė, ar ne, reiškia, jie pradeda klausinėti šiuo atveju Swiss Water, to pačio fabriko, ką jūs dar turite, nes ir jie tiesiogiai bendrauja su ūkiais, ūkininkais ir panašiai. Tai ta grandinė kartais gali atrodyti, kad mes čia nieko negalime įtakoti, bet aš noriu tikėti irgi, kad visa tai, vat, jum kyla klausimas, mes pabandom atsakyti, bet tuo pačiu atsakom, kad techniškai taip, bet visų kavų taip lengvai negausi, nes bendras interesas yra daug paprasčiau. Reiškia pardavinėti, jeigu jau teisingai užauginai nuostabią kavą, ją paprasčiau yra parduoti tradicinę formą, tai yra kava su kofeinu ir visa kita. O, reiškia, nori tie pavirsti be kofeino, tu turi organizuoti atskirą logistiką, reiškia, dalį tos kavos kažkur išvežti, tada dalis bus paversta be kofeino, tai taip pat reikš tokį dalyką, kad klausimas kyla, kada ją realizuosi ir ją turbūt bus sunkiau realizuoti, o tavo žaliava išbrangsta. Nes šiaip niekam neturėtų būti keista suprasti, kad kava be kofeino yra brangesnė, nes reikalinga papildoma technologija, papildomas laikas, papildomi resursai, kad paversti. Ir čia irgi tai nepadeda kavai be kofeino, nes atrodo stereotipiškai daugam tai atrodo ir prastesnė, ir mažiau skani kava, o dar ir brangesnė. Nu, reiškia, viskas blogai, labai paprastai sakant, ar ne? Tai kodėl aš čia turiu tai pirkti? Tačiau čia ir susiveda irgi tuos dalykus, kad viena vertus už to slypi daug technologijų ir jų naujų technologijų ir jos nėra dar tokios masinės ir reiškia, tam reikia ir kantrybės ir kita vertus reikia, kad žmonės suvoktų, kad taip, kaina brangesnė, bet tai yra labai pateisinama ir reiškia, kuo daugiau moki už geresnę kavą be kofeino, tuo skanesnis paprastai yra rezultatas. Bet kiek brangesnė, tarkim, ta kava čia apie 10-15 ar čia daugiau procentų? Čia galim kalbėti kai kuriais atvejais apie 20-30 procentų. Vėlgi, mes tengiamės to neiššokdinti. Reiškia, mūsų kavos be kofeino kainuoja tiek pat, kiek ir kavos be kofeino. Su kofeinu ir be kofeino. Jo, tai yra ta pati idėja, vėlgi, užbėgant įvykiams už akių, nes žmonės turi per daug stereotipų apie kavą be kofeino ir per daug blogų stereotipų. Ir jeigu tai kainuotų dar brangiau, tai dar ilgiau turbūt stovėtų. Tai kitaip sakant, mūsų uždarbis yra mažesnis prie kavos be kofeino. Tačiau mes tai matom kaip, nežinau, tokią kultūrinę investiciją ir reiškia, ir mums tai įdomu, tai atrodo vertinga visom prasmėm ir mums patiems tai patinka ir skanu. Ko gero galim, reiškia, baiginėti po paskutinį kavos be kofeino gurkšnį. Man čia, aš tai žinok jau tuos paskutinius gurkšnius. Jo. Ir man dar labai skaniai atvėsinta. Tas, ką pirmą išgerėte, tas buvo skaniausia, tai matau, Kolumbija su Kostarika dingo pirmosios.
Čia ta su kofeinu. Taip, ta kuri, reiškia, pasirodė aštriausia, sunkiausia, Jo, tai ta bent jau Rūtai, bet Marija Brazilijai kaip tik išrinko Be kofeino. kaip be kofeino. Tai, Man jinai lengviausia pasirodė. va, kaip smagu, kad ir jūs skiriatės, ir jūsų receptoriai labai skiriasi, reiškia, ir reakcija į viską. Ir ačiū, kad, reiškia, atsinešėt bagažą savo temų, reiškia, ir pasisvečiavote čia kavos manufaktūroje. Labai džiugu. Ir aš iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, kad jūs turit, didžiulį pasirinkimą be kofeininių kavų, nes iš tiesų, kai dirbu su klientais, man yra labai džiugu, kad yra parduotuvėlė, kur aš galiu nusiųsti ir jiem pasakyti, va ten yra ir net pasirinkimas yra, ne tai, kad jūs galėsite šiaip, ne vieną, bet galit išbandyti, tai tikrai labai faina. Ką darote ir... Jo, ačiū. Dėkui, Čia, kad pasikvietėte. Tai antra laida anonsuojame bus Rūtos ir Marijos virtuvėje, reiškia, ruošiant skaniausius desertus be kofeino. Bet, o po laidos galėsim visuoti ir akciją nusipirkti. Jo, po laidos gali susisiekti ne tik tie, kurie turi dar klausimų apie kavą be kofeino, bet ir entuziastingi ekonomistai, kurie norėtų padėti mums įsigyti kavos be kofeino fabriko akciją. Ačiū. Gerai. Ačiū. Dėkui.